Andriau, bet kuriuo atveju reikia įvardinti, kad propagandos dalis yra ir žurnalistai. Na, ar jos galima vadinti žurnalistai, šiek kitas klausimas, bet visgi, ar jums nėra, kaip sakoma, svetimos gėdos už savo kolegas, kurie galbūt įsivelia į propagandinį verslą? Žinot, turint omeny, kad mane patį vadina propagandistu, aš maždaug 3 kartus per dieną. Tai mes ir pakalbėsime. Taip, tai gan būtų man drąsu smerkti savo kolegas. Tuo labiau, kaip sakau, noriu pabrėžti, aš įsivaizduoju manas, suprantas propagandą. Aš galiu klyst. Aš galiu, iš tikrųjų, propaganda yra labai subtilus dalykas. Jeigu dirba profesionalai, iš tikrųjų yra labai subtilus dalykas. Ir tu kartais atrodo, tikrai skaitai vieną, o galbūt pasąmonėje gauni visai ką kitą. O galbūt tau atrodo, kad tu supranti propagandą, ten iš tikrųjų nėra tos propagandos. Taigi aš tik tai įsivaizduoju, suprantas. Dabar propagandistai, kurie dirba už pinigus, na, tai nėra žurnalistai iš principo. Ar apžvalgininką galima vadinti propagandistu? Va čia jau kitas klausimas. Vėlgi, aš nedrįščiau imti vieno asmens ir sakyti, kad Jonas yra propagandistas. Aš galbūt sakyčiau, kad Jono straipsnis yra propagandinis. Bet tada klausimas, kokie yra Jono tikslai. Ir tada, ar jo, pavyzdžiui, mano yra tikrai ne 10 propagandinių straipsnių. Ir aš to neslėpiu, kad tai yra propagandinis straipsnis. Tai jūs pripažįstat, kad jūs esate propagandistas? Taip, aš esu propagandistas, mano vienas iš tokių tikrai propagandinių dalykų, kurie yra neobjektyvūs kaip nuomonė, tai yra galbūt nepateikiama labai objektyvi analizė per iš abiejų pusių, pavyzdžiui, tai yra viešo intereso gynimas. Alkoholio kaip vienos pagrindinių Lietuvos problemų, antipropaganda ir taip toliau. Tai yra, o kas tai yra? Tai irgi yra tam tikra prasme propaganda. Taigi aš sakyčiau, kad bet ar tai yra blogai? Va čia irgi diskusinis klausimas. Viešojo intereso propaganda. Tai yra gerai, ar tai yra blogai? Diskusinis klausimas.